Taip, tai tema gal aš pati prisistatysiu, nes Valentinos ir Jolantos gal pirmą kartą matomi žmonės, moterys. O jūs tai mes esame ir jogoje kartu buvę. Tai prisistatau trumpai. Esu Rita, pagal specialybės esu chemijos ir mitybos pedagogė, išdirbusi daugiau nei 25 metus, o dabar save dar vadinu ir praktikė, kas liečia mitybos dalykus, nors ir pagal specialybę, kaip supratot, ir sakau, kad esu sveikatos entuziastė. Ir visą tą laiką, kaip ir mokykloje dirbau, kadangi su specialybė susiję, mokykloje mergaitėm ir vyrukam dėsčiau mitybos dalykus, ir mane tas sritis, nors technologijos specialybė iš tikrųjų chemija ir technologijos, visi dalykai mokykloje, kas liečia ir rankdarbius, bet man tokia myliausias sritis visą laiką būdavo mitybos sritis. Ir mokykloje dirbau ir mokytoja, ir pavaduotoja beveik visus tos pačius metus. Ir man labai svarbu būdavo, kas yra valgykloje paduodama vaikam. Aš visą laiką kišausi į tuos reikalus, kadangi galėjau leisti savo tą daryti. Aišku, ne viskas nuo manęs priklausė, bet kiek tai nuo manęs priklausė, tai ir su vaikais apie tai kalbėdavau. Tai trumpai tiek, kalbu būtuoju laiku, nes šiuo metu mokykloje nebedirbu, nežinau ar laikinai ar visam laikui, bet tiesiog toks etapas. Pirmoji priežastis tai buvo ta, kad uždarė mūsų mokyklą. Tuo metu likau be darbo, kol būčiau galėjus nueiti toliau į kitą mokyklą, bet tiesiog norėjau padaryti pertrauką. Tai leidau savo dar labiau pasigilinti į sveikatos ir mitybos sritį. tą ir darau. Ir iš tiesų tai yra man tiesiog miela sritis. Ir jeigu kalbam apie tai, apie savirealizaciją, apie mėgiamą veiklą, mėgstamą darbą, tai man šitas sritis iš tiesų yra tas sritis. Šiandien pasirinkau temą, kaip išlaikyti sveiką protą virtuvėje, gal tiksliau ne tiek apie formas kalbėti, bet tiesiog apie mitybos dalykus ir tuo pačiu apie fizinę ir emocinę sveikatą. Kiekvienam žmogui šita tema yra aktuali, tik tai kiekvienas gilinasi ir domisi tuo, ne? Aišku, atsakymų mes galim daug rasti dabar internete. Aš ir pati, atrodo, galima praktiškai viską surasti, bet iš tiesų tai dabar jau šitam dalykui nepritarčiau. Neįmanoma viską surasti atsakymų, kitą kartą tikrai surandi knygoj. Asmeniškai mane užkabino, naudoju tą žodį, viena iš knygų, šiuo atveju Gliukozės revoliucija, nors atrodo labai daug žinojau, kas liečia ir pačius angliavandenius, bet visgi esminį tokį momentą vienoj paskaitoj išgirdau, kuris man vėl iš naujo sujudino kai kuriuos dalykus. Tai šiandien šiek tiek pakalbėsiu ir apie tai. Ir galbūt pradėsiu nuo to, patiko man šita frazė išgirsta, kad kelias į sveikatą tai ne liftas. Tai laiptai, žingsnis po žingsnio gali savo padėti ir kiekvienas mūsų žingsnis lemia tai, kaip mes jausimės rytoj. Tai kaip kitą kartą sakau, kad sveikata nėra, ne mano ta frazė, bet aš ją vis atsimenu, kad sveikata tai nėra vienos akcija.
Tai yra, kaip čia minima, kad tai yra žingsnis po žingsnio. Ir visgi aš esu tos nuomonės, kad ar mes susilaukiam ligos, ar mes investuojam į savo sveikatą prevenciškai, profilaktiškai, tai priklauso nuo mūsų. Ir esu tos nuomonės, kad visgi atsakomybę už save ir už savo sveikatą turėtume prisimti mes. Be abejonės nesu prieš mediciną, tikrai yra situacijų, kada yra būtina pagalba ir reikalinga, bet neturėtume visiškai atsiduoti į kito žmogaus rankas, ar tai būtų medikas, ar tai būtų artimas žmogus, kuriuo visiškai galėtume pasikliauti, visgi turėtume turėti kritinį mąstymą. Ir jeigu grįžtant prie tos temos žmogaus sveikata, mano asmeninė sveikata, tai dažnai ypatingai moterys mes pasirūpinam savo artimu, savo vaikais, savo tėvais, ypatingai tuo metu, kada liga ištinka, bet būna, kad pamirštam save. Tai visgi pagal tą pasakymą, kad kuomet skrendam ir krenta lėktuvas, pirmiausiai deguonies kaukę turim užsidėti savo, taip ir gyvenime lygiai taip pat pirmiausia mes turim pasirūpinti savim, savo sveikatą, kad mes turėtume jėgų ir sveikatos padėti kitam. Tai jeigu paimti šitą iliustraciją automobilio, tarkim, žinom, kad automobilis be kuro nevažiuoja, turim užsipilti kuro. Jeigu užsidega lemputė, būtinai važiuojam pas specialistą ir aiškinamės, kokia priežastis, ir ieškom sprendimo. Vėlgi ne mano žodžiai, bet tikrai nepaimam pleistro, užklijuojam, kad nematytos lemputės arba daužiam jos, nematau ir nėra problemos. Dažnai, man atrodo, kiekvienas pritarsim, kad mes kitą kartą labiau pasirūpinom automobiliu nei savo kūnu. Ir kadangi žmogus yra ląstelių rinkinys, ir šita skaidrė buvo man irgi toks vienas iš kritinių momentų prieš 10 metų, kada aš išgirdau apie šitą, apie ląstelę. Tai man išties, kas liečia žmogaus sveikatą, atsivėrė akys. Ir visgi mes turim pasirūpinti kiekvienos mūsų ląstelės sveikata. Jeigu ląstelė sveika, kaip matote, ląstelės sienelė, ta vadinama membrana pralaidi, tai kuo mes maitinamės, maistas, kurį mes gaunam, maistinės medžiagos, kurias mes gaunam su maistu, pirmiausiai mes turime pagalvoti apie tai, kad jos patenka į ląstelę. Ir energija pačioje ląstelėje gaminasi, ir fermentai, hormonai sintezuojasi pačioje ląstelėje. Tai, žodžiu, dėmesys mūsų turėtų būti į ląstelės sveikatą, žodžiu, paduoti tas maistinės medžiagas, kad pirmiausiai, kad ląstelės sienelė būtų pralaidi, kad nebūtų tarsi apipilta vašku, ir jeigu ląstelė maistinės medžiagos nepatenka, lygiai taip pat kaip ir žmogus, jeigu mes tik maitintumėmės, bet nesituštintume, ir jeigu taip nutinka, jeigu sutrinka virškinimas, tai iš ties savijauta iš karto mūsų pasijaučia. Tai va, ląstelė analogiškai jaučiasi. Jeigu jinai pralaidi, tai jinai ir maitinasi ir pašalina medžiagų apykaitos produktus. Ir atvirkščiai, jeigu ląstelės tos sienelės pralaidumas nėra geras, tai jinai ir būna, kad nepasisavina kažkokių maistinių medžiagų arba sunkiai pasisavina. Tarkim, geležies trūkumas, bet
ir vartojant geležį pagal rekomendaciją gydytojo, visgi tas geležies kiekis organizme neatsistato. Tai gali būti viena iš priežasčių tai, kad tiesiog dėl ląstelės sienelės pralaidumo blogo. Tai ir kas įtakoja tą būtent pralaidumą, tai jau iš karto užsiminsiu tai, kad gerieji riebalai užpildo ląstelės sienelę. Iš pilno grūdo, tie vadinami lipidai, steroliai, o mes jau žinoma, kad pilno grūdo mes ne kiekvienas vartojam, grūdai yra apdoroti ir pramoniniu būdu apdirbant grūdus, tiesiog tie riebalai yra pašalinti dėl to, kad kaip anksčiau karsdavo miltai, kai būdavo pilnas grūdas sumaltas arba kirminiukai atsirasdavo, tai dabar dėl to, kad miltas išsilaikytų ilgai, tiesiog tie gerieji riebalai yra pašalinami. Tai būtent gerieji riebalai užpildo tą sienelę, kad jinai būtų pralaidi, ir didžiąja dalim ir omega-3 riebiosios rūgštys. Tokios dvi yra daugiau, bet iš tiesų tai yra pagrindinės šitos maistinės medžiagos. Būtent toliau jau paskui gali vykti ląstelėje visos kitos funkcijos. Tai ir būtent ląstelėje tos funkcijos vyksta, ne tarp ląsteliniam sluoksnyje, bet konkrečiai ląstelėje. O jų mūsų organizme yra be galo daug. 30–40 trilijonų. Taigi kiekviena ją reikalinga pasirūpinti. Ši skaidrė yra apie tai, kad tuo pačiu mes ne tik tai išlaikyti ląstelės membranos pralaidumą turime ir saugoti ląstelę nuo pažaidų, nuo oksidantų, arba kitaip sakant, nuo tokių išorinių faktorių, kurie sukelia, aš naudoju tą žodį, gaisrus mūsų organizme arba uždegimus. Tai yra tarša iš oro, ką mes nelabai galime įtakoti, ne visuomet galime įtakoti, nuolatinis, tarkim, buvimas saulėje yra mėgstančių žmonių, toliau stresas nuolatinis yra tiesiog tas faktorius, kuris sukelia oksidacijos arba tiesiog uždegiminius procesus, mityba netinkama, apie ką aš daugiausiai šiandien kalbėsiu, toliau įvairiausios cheminės medžiagos, pesticidai, herbicidai, nitratai esantys augaluose, sunkieji metalai, rūkymas, vaistai, infekcijos, stiprios cheminės skalbimo ir valymo priemonės. Aišku, jos reikalingos, bet tiesiog svarbu atsirinkti, yra netokių agresyvių ir draugiškesnių aplinkai. Ką galime įtakoti, taip pat tai yra įvairūs kvapai, kvapikliai, ką mes irgi naudojam, automobiliai, namuose, dezodorantai, sintetiniai dalykai, aš kalbu apie sintetinius, natūralūs, nesukelia tų uždegiminių dalykų ir pažaidos dalykų. Bet visgi mes visiškai visko neišvengsim, šitų dalykų, kurie žaloja mūsų ląsteles. Ir priešnuodis tam, tai yra antioksidantai. Jeigu jame eigoje kiltų klausimas koks, tai gal tiesiog eigoje klauskit, jeigu iškiltų klausimas, nes paskui pabaigoje gali būti, kad tiesiog jau būsit pamiršę, o galbūt būsiu atsakysiu jūsų klausimą. Tai antioksidantai. Ir būtent tos dalelės, kurios sukelia uždegimus, kaip sakiau, tai yra, jos tiesiog sukelia priešlaikinę senatvę, kenčia kraujagyslės, širdies pažeidimai, onkologijos išsivystymas gali būti ir taip toliau. Tai tie blogiukai, kurie žaloja mūsų ląsteles. Tai tie blogiukai tai tarsi
tie visi faktoriai, jeigu mes, tarkim, ar paliktas automobilis be priežiūros, ar, tarkim, triobelė negyvenama, ne? Matom, kaip daug greičiau sukešta, nei kad prižiūrimas, naudojamos kažkokios apsauginės priemonės, tai viskas vyksta gerokai greičiau. Ir vėlgi galima tai prilyginti mūsų organizme, tarsi vyktų nuolatinis durpyno rusenimas. Tie visi faktoriai, tos visos uždegiminės medžiagos, mūsų ląstelę žalojančios medžiagos, jos, kaip minėjau, kelia uždegimus, tuos vadinamus gaisrus, tai tarsi nuolat mūsų organizme rusentų durpynas. Tai tas priešnuodis yra antioksidantai, paskutinė ta dalelė, gerėtis priešnuodis tam. Ir iš tiesų viskas yra gamtoj. Patys augalai turi adaptogeninių medžiagų, vadinamų apsauginių medžiagų, kurios saugo pačius augalus nuo išorinių tų kenksmingų faktorių. Bet antioksidacinį poveikį, tarkim, jeigu kalbant apie žmogų, atlieka augalinis maistas, visos spalvos gamtoje. Visos spalvos, jos ne šiaip savo yra skirtingos. Nėra vienos spalvos, kodėl nėra vienos spalvos? Dėl to, kad vis kita spalva atitinka kažkokią tai kitą medžiagą, kuri turi tam tikrą poveikį mūsų organizmui. Tai pačios įvairiausios spalvos. Tie gaisrų gesintojai arba gaisrininkai, gal galima taip pasakyti. Jeigu pavadinimais, tai galbūt mums geriausiai žinomi tai tokie antioksidantai kaip vitaminas C, vitaminas A, E vitaminas, iš mineralų tai būtų selenas, cinkas, kiti pavadinimai galbūt girdėti, galbūt mažiau, tai yra polifenoliai, karotenoidai, tikrai girdėti dėl akių, ne? Toliau alfa-liporūgštis, kofermentas Q10, tai čia keletas tik tai medžiagų paminėta. Bet matot pagal spalvas, čia tik tai po keletą medžiagų pavadinimų paminėta, bet ne tame esmė, čia nieko nereikia įsiminti, bet iš ties kiekviena, kaip ir minėjau, spalva reiškia kitokią medžiagą ir kitokį poveikį. Visos jos turi gaisrininko poveikį, gaisrų gesinimo poveikį, tą priešuždegiminį, bet šalia to dar iš ties turi labai daug kitų gerų savybių. Tai jeigu pasižiūrėjus trumpai spalvas, tai netgi spalvos jau mums sufleruoja, ne? Jau turbūt ir pasakytumėt, kad raudona spalva reikalinga kam? Širdžiai. Taip, širdis, visa kraujotaka, kraujagyslių stiprinimas, taip pat smegenų mityba, smegenų tai reiškia ir atminties gerinimas ir visų demencijų prevencijai. Taip pat raudona spalva vaisiuose ir daržovėse, vaisiai ir daržovės turintys raudonos spalvos turtingi karotenoidais minėtais, kurie saugo ne tik nuo širdies ligų, bet ir nuo plaučių ligų ir nuo prostatos vėžio. Čia vėlgi tik tai, aišku, keletą momentų paminėsiu. Girdėję galbūt, tarkim, pomidorai, aš žinau, iš senai esu girdėjus ir darydavausi visokias iškarpas. Aš iš ties tos informacijos jau anais laikais daug rinkdavau. Aš kaip labai gerai pamenu, kai ne kartą buvau radus informaciją, kad, tarkim, raudoni pomidorai labai sveika vyra valgyti, dėl prostatos sveikatos. Žalia spalva, jos visos, ką aš paminėsiu, turi tą, kaip sakiau, gaisrininko, priešuždegiminį poveikį, bet konkrečiai, tarkim, žalios spalvos vaisiai ir daržovės turi daug vėžio augimą blokuojančių medžiagų, kurios tiesiog atitinkamais kiekiais, jeigu mes suvartotume, bet jeigu mes pastoviai vartojam, tai jos tiesiog gali prisidėti prie vėžinių ląstelių
kad nesiformuotų vėžinės ląstelės arba prie jų nužudymo. Taip pat žalios spalvos augalai svarbus hormonų pusiausvyrai, hormonų balansui. Oranžinė spalva, turbūt pasakysit, morkos, ne, tai yra akim, A vitamino provitaminis, A vitamino gamtoje nėra. Gal žinote, ne, tik tai jo provitaminis beta-karotenas, bet reikalingas riebalas kontakte su beta-karotenu, kad pasigamintų A vitaminas. Tai oranžinė spalva turtinga būtent šią medžiagą, akių sveikatai, taip pat oranžinė spalva jeigu odos sveikata ir ląstelių apskritai apsauga, tas antioksidacinis bei uždegiminis poveikis. Violetinė mėlyna spalva, žinot gal, ne? Akys jau mėlynės šilauogės, bet mėlyna violetinė ypatingai svarbi smegenų kraujotakai gerint. Toliau stabdo ląstelių senėjimą, tai prie senėjimo lėtinimo procesų, ne, prisideda. Taip pat širdžiai ir tiesiog vėlgi atitinkamais kiekiais gali apsaugoti nuo krešulių susidarimo. Tai čia, vėlgi tik tai keletas momentų paminėta, ne, baltos rudos spalvos augalai, gal daugiausiai naudojami svogūninių šeima, svogūnai, porai, česnakai. Jie turi tokios medžiagos kaip alicinas, kaip antiseptikas yra, natūralus antibiotikas, ne, galim taip pasakyti, antivirusiniai poveikiai, antigrybeliniai turi ir antivėžinių savybių, irgi turinčios medžiagos šitų spalvų turi. Tarkim, kopūstą matoma, ne, kalafiorą, apskritai kopūstai antiseptinių savybių turi. Tai vat perėjau per keletą skaidrių apie spalvas ir prie mitybos temos, ne pirmą kartą matau tikrai šitą lėkštę, manau. Iš esmės, jeigu kalbėt apie kaip išlaikyti sveiką protą virtuvėje, tai aš per savo patirtį kalbu ir paminėsiu dar, balandžio pabaigoje buvau tokioj netradiciniai stovykloj, apie ką būčiau net nepagalvojus, net žinojau, girdėjau, bet badavimo stovykla, galbūt kažką gąsdina, galbūt kažkam atrodo, kad tai nėra, ir man taip atrodydavo, tai apie ką čia ta badavimo stovykla, maistas yra pats maloniausias dalykas ir pats didžiausias pomėgis, bet iš ties tiesiog, nežinau, buvo toksai momentas, klinktelėjau, kad iš karto užsiregistravau. Vienas dalykas dėl smalsumo, bet aišku, ne tik dėl smalsumo, tokius dalykus važiuojam. Ir dėl kilogramai tie dedasi su amžium, ko norisi tiesiog kažkaip save disciplinuoti ir valią ugdyti. Nelabai pradėjau pavykti tą daryti, tai tiesiog galvojau, gal gausiu atsakymų savo. Bet ne tik tai šita priežastis buvo, tikrai buvo galbūt rimtesnė priežastis ta, kad dėl savo sveikatos, nors aš sveikata jau už 7 metai praktiškai nesiskundžiu, nes žinau būdus, kaip jos ligų išvengti. Turėčiau pabelst. Tikrai mes nei vienas neapsaugotas nuo to ir aš lygiai taip pat. Bet kita priežastis buvo, antra priežastis buvo ta, kad pas mane visą laiką cholesterolis aukštas. Nors aš jo nebijau visiškai, žinau, kaip su juo tvarkytis ir būtent tuos gaisrininkus pasitelkti į pagalbą, kad cholesterolis nesioksiduotų. Ir, kaip ir aliejus senas arba sviestas, nesugenda. Aliejus toksai, kada sugenda, toksai lipnus pasidaro, ne? Tai va, jeigu cholesterolis oksiduojasi, tada jisai kimba prie kraujagyslių sienelių, jeigu jisai nesioksidavęs,
jisai tiesiog nuteka su krauju. Tai aš to didelio cholesterolio nebijau, pas mane trigliceridai visą laiką normos ribose, kas rodo mitybą. Gerasis cholesterolis visą laiką aukštesnis, visat per aukštas blogasis cholesterolis. Tai ir nieko, aš buvau lyg ir šiek tiek pakritę per vieną, žodžiu, per vienetą. Ir po to, kada reikėjo į stovyklą vėl daug tyrimų pasidaryti, žiūriu, kad jisai vėl užaugęs, vėl paaugęs, žodžiu, sugrįžęs į tą patį lygį. Tai tokia gal svarbiausia priežastis buvo cholesterolį, pasižiūrėti, tiesiog paieškoti būdų, kaip jį susimažinti. Ir man vis laikas sakydavo, kad pas mane genetiškai aukštas. Ir genetiškai aukšta yra sudėtinga numušti, žodžiu, sumažinti jį. Tai aš visiškai ramiai dėl to gyvenau. Aišku, tikrai nebuvo taip, kad aš ten bile ką valgau ir bile kada, bet guodžiausi tuo, kad genetinis. Nes iš tiesų mamos linija, visa ten sesių daug, visos aukštų cholesterolį ir broliai. Tai pas mane ta genetinė linija yra, bet iš ties, kai pasidariau prieš stovyklą tyrimą, gydytojas sako, panašu, kad negenetinis. Ten yra toksai tyrimas, kuris parodo, ar genetinis tikėtina, ar negenetiškai aukštas tas cholesterolis. Tai va, tai antra tokia priežastis buvo šita ir trečia priežastis, aš tokia, iš tų, kur tiesiog pas mane nėra stabdžio, valgau ir dažnai va, tas vis tiek vyksta persivalgymas. Tai to nėra, žodžiu, pas mane nėra susibalansavę, taip supratau, alkio ir sotumo hormonai. Jie išėję iš rikiuotės. Tai dar buvo šita priežastis, kad tiesiog aš save disciplinuočiau, kad įprotis vienas dalykas atsirastų, kitas dalykas, kai aš supratau, galvoju, tie hormonai, kai susibalansuoja, tai, galbūt man nebus to konvulsinio valgymo, vadinamo. Tarkim, pas mano sūnų yra jisai valgy, bet ir ten porą kąsnių liktų, jisai viskas, pas jį yra stabdis, tiesiog nenoriu, viskas, pavalgiau. Tai tiesiog, ieškau atsakymo į tai. Ta stovykla buvo pas Viliją ar Valdemarą? Taip, žinau, gal. Aš jau 3 kartus. Va, tai teko balandžio pabaigoj pas juos ir labai tikrai džiaugiuosi ir aišku, aš nevažiavau dėl to, kad dėl vienkartinio dalyko, kad tiesiog aš galvoju, fainai būtų kartoti ir daug kas kartoja, yra kas ir 7 kartus buvę, bet aš galvoju, turiu savo pasakyti, turiu surasti valios, turiu tiesiog save kažkaip tai disciplinuoti. Ir džiaugiuosi, kad aš ten nuvažiavau. Tai grįžtu prie lėkštės, iš ties informacijos irgi labai nemažai gavau, ir Sandrija Čepkauskienė buvo, medikų priežiūroje viskas vyko apvalę parą, bet Giedrimo gydytojo, Kauno sveikatos universiteto dėstytojo priežiūroje ir turėjo mokymų ir žodžiu, medikų ir Skurvydą gal žinot, ir Sandrijos Čepkauskienės, ir Tomas Vaičiūnas man labai įspūdėjo, aš jį žinojau, bet ypatingai tiesiog tokių perliukų pasirankioju, ko dar atrodo jau kartais atrodo, kad viską žinai, bet toli gražu ir niekada visko nežinosim. Tai visgi pusė lėkštės, gal užsiminsiu, ką aš buvo pasiruošimas prieš tą stovyklą, minimum mėnesį laiko, aišku, ten niekas nieko neprivalėjo susimokėti pinigus ir tavo valia, ten nori ruoštis, nori nesiruošti, bet, tai sąmoningumas tas visgi turi įsijungti. Ir aš jau iki stovyklos, ką padariau, tai tiesiog išėmiau iš mitybos pagal rekomendacijas, pasilik 2-3 valgymus, 3 normalu, pusryčiai, pietus ir vakarienė. Tai ką, pasilikau tuos 3 valgymus, išsėmiau visiškai užkandžius, visiškai į tarpus valgymą ir paskui parodysiu dėl ko, ką tas duoda. Gal kažkas dar ir ne viską žinot. Ir pradėjau ilgesnį
pasidaryti ilgesnį protarpinį badavimą, ta prasme nuo vakarinio valgymo iki ryto didesnį langą pasidaryti. Tarkim, jau man vidutiniškai gavosi vidurkis, aš ten paėmiau kažkokį tai beveik porą savaičių užsirašinėjau, nes, kad matyčiau, vidurkis gavosi 15 valandų nuo vakarinio valgymo, vidurkis toksai. Tai grįžtu prie tos lėkštės, tai visgi pusė lėkštės, tarkim, tų 3 valgymų, kiekvieno valgymo turėtų sudaryti daržovės. Čia dar yra šitoje lėkštėje ir vaisių uogų, bet pusė lėkštės turėtų sudaryti tik daržovės. Tik daržovės. Paskui dar pasakysiu kodėl. Kodėl aš išsiplėsiu šiek tiek apie tas maistinės medžiagas makro baltymus, riebalus, angliavandenius. Man atrodydavo, kad visiems aišku, kas tie baltymai, kas angliavandeniai, riebalai, tai daugiau mažiau aišku. Bet tikrai nemažai sutikau žmonių, kurie tai gerai, tai kas tie angliavandeniai, arba ten kas tie baltymai. Tikrai kyla žmonėms klausimų ir tiesiog aišku, kad nėra tokio produkto, kur būtų tik tai baltymai. Arba, tik riebalai, ne, tai ten lašinys, sviestas, ne, aliejus. Arba angliavandeniai, cukrus, ne, o visa kita tai dažniausiai vis tiek tas gamtos kūrinys yra miksas, tik tai kažkas tai vyrauja labiau. Tai kiekvieno valgymo pusę lėkštės turėtų sudaryti daržovės. Kas daržovės yra, visi žinoma, ne? Kitas dabar ketvirtis turėtų būti, viršutinis ketvirtis man pelė ekrane nerodo, viršutinis ketvirtis turėtų būti baltymai. Taip paprastai, ne, žinot ką. Mėsa, kiaušiniai, riešutai, žuvis, ne, ankštiniai. Tai va, šitie dalykai, ne, tarkim, sūriai, ne, koncentruoti pieno produktai, ne, varškė, sūriai, tarkim, jogurtas, kas turi daugiau baltymų. Ir ketvirtis apatinis, ne, tai turėtų sudaryti angliavandenį. Bet kai anksčiau piešdavau piramidės, atsimenu aš ir vaikam mokykloje, man galvoju, ne į temą visiškai. Buvo daugiausiai vietos užima tai piramidė pati apatinė dalis ir ten būdavo duonos, bulkos. Taip būdavo, ne, dabar jau apvertė tą piramidę, bet iš tiesų tai turėtų būti pilnas grūdas, viskas, kas yra pilno grūdo. Kiti sakys, tai aš ne višta kokia, kad čia leščiau grūdus, ne, bet iš vakaro užsimerkus, ne, tai jau mes žinom, aš čia nieko naujo nepasakysiu, net grikiai tai iš vis greitai, faktiškai iš vakaro užsimerkė, rytą tik pašildė, ne. Kitos kruopos irgi, kur kas mažiau reikia virti. Ir apskritai, ir šitą grupę nepriklauso, bet ir riešutus paminėsiu iš baltymų grupės. Žinote, o dabar irgi turbūt, kad riešutus išskyrus anakardijų riešutus, visus kitus riešutus reikia mirkyti. Dėl ten tokios fito medžiagos, žodžiu, kurie pablogina geležies, kalcio ir kitų medžiagų pasisavinimą iš riešutų. Tai va, riešutus reikia pamirkyti. Ne tik tai, va, jeigu pirktiniai, jeigu naminiai, tai ten viskas jie ten sveiki, ne, bet jeigu pirktiniai, tai žinau, kad ten ir pripuškė, kad ten tie visi vabalai neužpultų. Ne tik tai išplautume, bet ir būtent apie tai, kad geresnis pasisavinimas maistinių medžiagų būtų iš riešutų. Tai va, iš vakarų užmė, tai tarkim, jeigu kitą dieną valgysit, labai gerai po kelis riešutus kiekvieną dieną suvalgyti. Tai tiesiog iš vakarų užsimerkit ir tiesiog rytą nusiplaunat. Bet nebūtinai rytą suvalgyti, kai valgysit, kuriuo metu ten nupiltą vandenį nusiplauti ir šaldytuvą galbūt įsidėti, nes nesugis per dieną, bet visą ko. Tai va, pilnas grūdas. Kad ir pati duona, aišku, valgom duoną, viskas su ją gerai, bet žiūrima, ne, kad būtų kuo pilnesnio grūdo, labai gerai ruginė, toliau, kad kuo mažiau cukraus būtų. Tikrai yra tų duonų, kur ten iki gramo yra cukraus, bet ir dabar anas įkradau Vilniaus duonos, ruginiai duonelės tokios, ten, man atrodo, iki gramo netgi cukraus. Tikrai tos dalykus nesudėtinga pažiūrėti, aš apie tai nekalbėsiu. Tai tokia lėkštė kiekvieno valgymo metu.
Tai dabar aš šiek tiek apie tas, kas turi pusę lėkštės sudaryta, ne? Iš esmės, kodėl tos daržovės, ne vaisiai, ne uogos, nes ten daugiau jau yra gliukozė, cukrų, tų vadinamų bendrinių žodžių vadinamų. Daržovės iš esmės pagrindinė priežastis ta, kad jos turtingos skaidulom arba ląsteliena, tas pats, čia tas pats, ar ląsteliena ar skaidulos. O kam skaidulos, turbūt žinote, ne, virškinimas, kad būtų geras. Kada mes vasarą turim sveikų daržovų, ypatingai savo, ne daržovų, tai jaučiam, kad su virškinimu tikrai kur kas geresni reikalai, ne. Esmė, virškinimas mūsų yra esmė. Dar paskui vieną skaidrį bus apie tai, nes jos tiesiog mes turim kiekvieną rytą įsituštinti. Jeigu ne rytą, tai bet jau vieną kartą dienoj. Daugiau negu vieną kartą dar geriau, aišku, kada jau laisvi viduriai, tai irgi nėra gerai, jau reikia ieškoti priežasties. Tai va, esminis dalykas tai yra ląsteliena, daržovės. Šalia to mes gauname vitaminus ir mineralus, ko nėra gyvuliniais kilmės produktuose. Mes su augaliniu maistu tik tai gauname vitaminus ir mineralus. Ir skaidulos lygiai taip pat. Tai va, kodėl pusė lėkštės daržovės. Dabar, tai daržovės yra angliavandeniai, ne, irgi, iš tų makro medžiagų. Ir angliavandenių apskritai, ką aš norėčiau išskirti, kad angliavandeniai patys, va tie visi, ką aš čia ir su ana skaidrė ir su šita skaidrė kalbu, tai yra kuras mūsų, kaip automobilio kuras yra, net automobiliai kuras, tai mums kuras yra angliavandeniai. Šiek tiek dar iš riebalų, irgi kaip energijos šaltinis. Bet pagrindinis kuras tai yra mūsų angliavandeniai. Jeigu kiti sako, kad angliavandenių galbūt galima išvengti, tai mes tiesiog energijos, gali būti viena iš priežasčių, kad mes tiesiog galim neturėti energijos, nors yra ir ta keto dieta baltyminiai, kiti tiesiog išgyvena, bet kuras mūsų yra angliavandeniai. Kad mes turėtume smegenim, širdžiai, fiziniai veiklai, protiniai veiklai, žodžiu, suprantat. Tai toliau tas ketvirtis lėkštės, ne, kur buvo tos lėkštės apatinė dalis, ne, angliavandeniai, tai yra duona, kruopos, vaisiai uogos. O vaisiai uogos eina į šitą dalį, į ketvirtį, prie angliavandenių ir bulvės. Bulvės nėra blogai, aišku, jų mes tiesiog žinote, ne, kad atšaldyta bulvė mažiau, tas krakmolo poveikis yra mažesnis, bet žodžiu, su bulvėm yra viskas gerai, bet mes vien tik bulvėm ir nesimaitinam. Tai va, tai vėlgi šitie dalykai yra ir skaidulų, ir vitaminų, ir mineralų šaltinis, bet pagrindinė priežastis tai yra energija. Šiuo atveju yra energija. Ir kitas, prie žarnyno, prie ląstelienos, kaip minėjau, mes turim susitvarkyti, ieškoti priežasties, jeigu nėra, žodžiu, su virškinimu yra problemų, nes tai yra skaidulos arba ląsteliena yra gerųjų bakterijų maistas, mes tiesiog pamaitinam gerąsias bakterijas. O jeigu mes ląstelienos nepaduodam arba duodam daug cukraus yra blogųjų bakterijų maistas, tai mes tiesiog priauginam tų blogųjų bakterijų, jos ten įsiviešpatauja, o įsiviešpatauja turi gerosios bakterijos. Tai va, jos maitinasi, jų maistas yra ląsteliena. Be to imunitetas, ryšio procentų imuniteto mūsų žarnyne gyvena. B grupės, žinot, vitaminai, kai kurie gaminasi žarnyne, sveikam žarnyne, o ne, žodžiu, probleminiam. Be to, tai va, 90% ligų vidutiniškai įtakoja mūsų žarnyno situaciją kokią, jeigu jis nesveikas, jeigu jis streikuoja, tai
dažnos ligos priežastis yra čia. Ir laimė gyvena žarnyne, ne? Laimės pasitenkinimo hormonai sveikam žarnyne gaminasi. Taip dabar ir tai baltymai, ne? Kita ta makro medžiaga iš maisto, tai arba amino rūgštys. Amino rūgštys tai baltymų, kaip mūsų Eglė, kuri atvažiuoja paskaitas skaityti. Ir aš vaikam lygiai taip pat, mokykloje lygiai taip pat aiškindavau dar ir iki Eglės, kad kaip yra karoliai, neturiu dabar, tai kaip amino rūgštys, tai karoliai yra baltymas, o tie karoliukai tai yra amino rūgštys. Ir šiaip, kada žmogaus organizmas gauna baltymus su maistu, juos susiskaido į tuos karoliukus, susikarpo ir pasigamina tokį baltymą, kokio jam reikia. Ar ten fermentą, ar ten hormoną, ar ten, žodžiu, to, ko jam reikia. Tai jeigu mes kažkokiu tų baltymų, tų amino rūgščių yra 22, kai kurias 9 iš jų mes turime būtinai gauti maistu. Kitas pasigamina organizmas, jeigu negauna su maistu, bet 9 yra tos vadinamos būtinos, kurias mes turim gauti su maistu. Ir jeigu negaunam su maistu, tarkim, vieno karoliuko trūksta, į karolius į baltymą, kažkokio fermentui pasigaminti. Jeigu nėra to karoliuko, fermentas arba hormonas nepasigamina. Ir vat kažkokie gali būti kažkokie simptomai, tarkim, kažkokios ligos. Tai va tai baltymai arba amino tos rūgštys, tai yra statyba. Kaip vyksta kažkokio tai namo statybos, statybvietė, visą tą, ką veža reikalinga namo statybai, tai yra amino rūgštys, visos medžiagos, tarkim, jeigu namo, tai imant tą iliustraciją, ne pamatam, sienom, plytom, langam, stogui, ne, jeigu, tarkim, neatvešim kas būtina pamatui, tai pamatas nebus stiprus, ne, tai viskas yra reikalinga. Tai va šaltiniai baltymų arba amino rūgščių tai yra kiaušiniai, žuvis, mėsa, riešutai, sėklos, ankštiniai. Prieš tai sėklos riebalo dar nemažai turi, ir kiaušinis, ar net trynys riebalo nemažai turi, bet kaip baltymų šaltiniai tai yra šitie dalykai. Ir kuo atrodo, kad kitą kartą, tai ką aš valgysiu, jeigu kalbam, grįžtam prie tos lygštės, ne, tai iš tiesų, kuo mažiau apdorotas maistas, kokybiškam maistui darbo ir pastangų daug įdėti nereikia. Tiesiog kitą kartą sumeti salotas, ne, tikrai aš neidealiai vaitinuosi, tikrai toli gražu, bet tiesiog kitą kartą paprasta išsivirė kiaušinį, salotų, pomidorų, agurkų, dabar ypatingai kada yra, ne, ten riešutą, sėklų įsibarstei, tų pačių, jeigu patinka kažkam, tai uogą gali kažkokią tai įsimest, tarkim, ten kažkokio sūrio pasitarkuota, ne, kaip Tomas Vaičiūnas sakė, neatsipjaut sūrio reikia. Atsimenat, gal irgi kalbėjo, ne, o užsitarkuot. Nu, žodžiu, būna ir aš tą sūrį šviežią, kai gaunu, tai ir suaidė. Kaip sakė? Sakau, bet kaip skana šviežias tik apsis. Tai jau šaldytuve valvojęs metas. Taip, va, tai išskyrė. Taip, čia, nėra čia kažkokiu tokiu, nereikia įsispraust tavęs į rėmus, ne? Tas nuodėmės mes visi darom, jau kas nedaro, tai jau galima klausimą keltą, ne, ar su galvelė viskas gerai, jeigu tai pajuokauti. Bet tiesiog, kažkiek vis tiek turim save disciplinuotą, ne, jeigu norim tą savijautą geresnę turėti, tai čia tiesiog mūsų pasirinkimas. Taip, tai jeigu mes paduodam tas teisingas medžiagas, tai organizmas, žodžiu, tvarkosi pats. Ir jeigu mums atrodo, kad mes kokie gimėm, užaugom ir
visgi tas su laiku organizmas sensta, tai jisai nuolat kiekvieną sekundę atsinaujina. Kad ir keletas tokių momentų, tarkim, kiekvieną sekundę kaulų čiulpos pasigamina 2,5 milijono, tai tiksliai, aišku, čia netiksliai, raudonų kraujo kūnelių. Kiekvieną sekundę, ne, nuolat atsinaujina, tai iš oro neatsinaujina, ne, reikalinga paduoti tą maistą, tas makro medžiagas, tas baltymus, riebalus, angliavandenius ir vitaminus, mineralus, ne, o ne, žinoma, ne, kad mes iš tos baltos bulkos, tai nieko ten negaunam, iš manukų košės irgi ten nieko negaunam, ne, tai yra tik tai skrandžio turinio užpildymas. Tai aš kalbu, kas buvo skaidrėse ir tarkim, neminėjau praktiškai cukraus, ne, kad tai yra, nu, tai yra degtukas, ne, kas kelia tuos gaisrus. Nu, tas šlamšmaistas vadinamas, ar dar kaip jį ten pavadinsi. Tarkim, imuninė sistema kas savaitę atnaujina savo karius ir jie organizmą užpuola, tarkim, virusas. Imuninė sistema kas minutę pagamina apie 200 000 naujų imuninių ląstelių kovai su infekcija. Bet irgi turi iš ko, turi pas pagaminti. Dar vienas momentas, didžioji dalis mūsų organizmo ląstelių atsinaujina kas 7 metus. Praktiškai po 7 metų beveik nei vienos ląstelės nėra, kuri mus šiandien sudaro. Po 7 metų bus visos atsinaujinus, naujos ląstelės. Tai va reikia paduotų statybinių medžiagų. Ir energijos reikia, ne, ir tų angliavandenių reikia, kad funkcijos organų būtų optimalios. Tai irgi nieko naujo nepasakysiu, ne, kad jeigu mes jau čia taip su tuo maistu, ką mes valgom, gautume tai, ką reikia į tą statybvietę, ne, tai nebūtų turbūt mūsų čia nei vieno. Ir žodžiu, nereikėtų nei medikų, nei tiesiog gyventume ir džiaugtumėmės. Ir ilgai gyventume. Bet tyrimai rodo, kad 95% žmonių negauna su maistu visų reikalingų maistinių medžiagų. Ir daugybė tyrimų yra atlikta, vienas iš jų, tarkim, nesenai paskelbtas, kai kas tikrai esat girdėję, maždaug nuo 50 metų, 99 metų tokia imtis, žodžiu, įvairių tyrimų padaryta, kad, žodžiu, daugelį maisto produktų, jau maistinių medžiagų, lyginant prieš 50 ar daugiau metų, sumažėja apie 50%. Vidutiniškai, kai kurių daugiau, kai kurių mažiau, yra ten įvardyta netgi tiksliai, bet vidutiniškai maistinių medžiagų maisto produktuose sumažėjimas yra toks. Ir vėlgi galima netgi logiškai sugalvoti, kodėl, ne, visa ta žemės ūkis norima užauginti daug, ne, tam pačiam plotelį, kur kas daugiau norima užauginti nei kad anksčiau. Ne, tai aišku, kad iš to žemės kiek ten gali pasimti, tarkim, vienas kažkoks augalėlis, ne, ir galybė augalų didelį derlių norint padaryti. Tai ir tie dalykai, ir aišku, visos tos cheminės medžiagos išeikvoja dirvožemius, aš apie tai neišsiplėsiu. Ir jau daugiau nei prieš 60, dabar gal ir 70 metų garsus toksikologas, vėžio ligų tyrinėtojas Arturas Kursas yra pastebėjęs, kad daugelis ligų ir prastos savijautos būsenos atsiranda dėl maistinių medžiagų stygiaus. Mūsų organizme maistas tampa vis labiau menkavertis ir būtent tos ląstelės, apie kurias pradžiau kalbėjau, badauja. Tai ir mes galim, čia nereikia kažkur būti pasiskaičius, bet tiesiog kaip mes jaučiamės. Dažnai, jeigu pavalgai sotų maistą, sotų tai reiškia maistingą. Jeigu mes gaunam ir tas makro medžiagas, ir mikro medžiagas, ne, va tą lėkštę tokią, tai mes nenorim valgyti iki to sekančio valgymo. 3-4 valandas jautiesi sotus. Bet jeigu tik tai mes pavalgėm, ar tai mieguistumą suėmė, ar tai, tarkim, vėl už pusės valandos ar valandos norisi valgyti, reiškia mūsų maistas buvo, mažai vertės, kad nebuvo.
Ir jis irgi yra pasakęs, kad kiekvieną ligą galima atsekti iki maistinių medžiagų trūkumo. Netgi kažkokios konkrečios, tarkim, maistinės medžiagos. Kaip pavyzdys Selenas, Lietuvos, žodžiu, čia Vilniaus universiteto profesorius Rimantas Stukas yra pasakęs, kad seleno, žodžiu, Lietuvos dirvožemių praktiškai nėra. Aš esu skaičius, kad, tarkim, Suomija dirvožemiai su taršom, nežinau, su kuo jie seleną paduoda į dirvožemį. Bet jeigu Lietuvos dirvožemių seleno nėra, tai reiškia ir augaluose nėra. O selenas turi išvėžinį poveikį. Ir šalia to selenas tokia turi savybę, kad mes nuolat iš oro taršos, ne, automobilių išmetamos dujos. Ir su maistu gaunam sunkiųjų metalų. Beveik pastoviai, praktiškai neišvengiamai. O sunkiai metalai kaupiasi ir juos labai, praktiškai juos neįmanoma išnešti iš organizmo. Jie tiesiog kaupiasi visą gyvenimą. O selenas turi tą savybę, kad būtent pakelia sunkiuosius metalus ir išneša. Aišku, nereiškia, kad mes seleną turim gerą, tai reikalinga šalia dar kitos medžiagos, sinerginis poveikis. Tai jeigu mes nėra dirvožemiai, negaunam su maistu, tai galim logiškai spėti, kad galbūt viena iš priežasčių, kodėl tiek vėžio daugėja, susirgimo vėžio ligomis. Tai, tarkim, selenas kaip pavyzdys, toliau kalbant apie žuvį. Kitą kartą sako, žuvies reikia valgyti. Tai kokią mes tą žuvį valgom? Ir net užsirašiau, bet nesenai klausiausi irgi vienos dietistės, kurios buvo paklausta, Sandrai Čepkauskienė, man atrodo, buvo paklausta, tai kokią tą žuvį valgyti, nes tos visos, kur yra auginamos fermose, tai jos neturi nei omega-3 riebių rūgščių, kas yra mums būtina kiekvieną dieną, plus žuvis riebalai, kurios yra riebios likusios kaupti sunkiuosius metalus, tarkim, kad ir laukinė žuvis. Tai ta omega-3, jeigu mes perkam kažkur, tai turi būti išvalyta nuo sunkiųjų metalų, ne taip, kad žuvies riebalo išspaudžia omega-3 riebiasias rūgštis su pačiais taukais, reikalinga išvalyti tuos sunkiuosius metalus, nes gali būti daugiau žalos negu naudos iš tų omega-3 riebių rūgščių. Tai tos žuvys, kurios neauginamos fermose, buvo paminėtos, kokią žuvį valgyti. Tai yra otas, menkė, skumbrė, jūros ešerys, lydeka buvo paminėta, silkė, konkreti kažkokios tai firmos matijas, tiesiog tokia kokybiškesnė. Tai ne bet kokia žuvis, ta pati lašiša, lašišiniai visokie ten upėtakiai, kas ten dar fermose auginama. Tai jie turi žodžiu, jie omega-3 riebių rūgščių neturi. Ir apskritai, jau dabar plačiai kalbama, kad kokios tos medžiagos yra būtinos mums kiekvienam ir kasdieną, tai viena iš jų paminėta omega-3 riebiosios rūgštys, magnis būtinai, D vitaminas, kiek mes to saulėje gaminasi, bet kiek mes to saulės turim ir galų gale reikia visam būti išsirengus, norint, kad pasigamintų D vitaminas. Tai kalbant apie omega, aš pati kaip išgirdau apie svarbą omega-3 riebių rūgščių, kodėl jinai tokia reikalinga ir kasdien. Tai jau vien apie šitą maistinę medžiagą kalbant, kad omega-3 riebiosios rūgštys tai yra stipriausia prieš uždegimiškai veikianti medžiaga, palaikanti optimalią širdies, kraujagyslių, smegenų, akių, odos, sąnarių, nervų sistemos veiklą. Mažina blogojo cholesterolio kiekį, didina gerojo cholesterolio, skystina kraują, tarkim, kombinacijoje su vitaminu E yra daug efektyviau negu aspirinas. Apie aspiriną, nežinau, jūs girdėję specialistai tikrai, kurie Anglijoje mokinasi jau Vaidos rate, Valerija esantis žmogus,
Iš jos esu girdėjus, kad būtent aspirinas ilgai vartojant ardo kraujagyslių sieneles. Tiesiog ardo. Ir tos vidinės kraujosrūvos kraujavimai gali atsirasti nuo nuolatinio šito vaisto vartojimo. Ką gali padaryti, jeigu aktualu kraujo skystinimas, tai natūralus vitaminas E. Toliau omega-3 riebiosios rūgštys kraujo spaudimą reguliuoja. Taigi mažina ir infarkto, insulto riziką, širdies ritmą reguliuoja, gerina kraujagyslių sienelių elastingumą, padeda išvengti nerimo, depresijos, amortizuoja stresą, jeigu jų trūkumas organizme, į smegenų ląsteles nepatenka laimės ir pasitenkinimo hormonai. Omega-3 riebiosios rūgštys reguliuoja akis spūdį, gerina akių sveikatą, akių sausėjimas, kam yra tiesiog ašaroja akys. Tai ne tai, kad žodžiu ašaros. Būtent tokiu atveju, kada nuolat ašaroja akys, tai reiškia, rodo akių sausumą. Akių sausumą atvirkščiai, kaip mes pagalvotume, kad tiesiog tai yra labai stipriai praskiestos ašaros. Tiesiog taip organizmas reaguoja. Toliau atminčiai svarbios medžiagos, miego kokybę įtakoja, astmos atveju gali labai pagelbėti. Tai viena tokia, ne viena, aišku, ne visos funkcijos pavardytos, bet tokios keletas esminių. Ir aišku, esmė tik tai atsirinkti kokybiškas. Bet tai, žodžiu, aš prašoksiu, bet omega-3, kurią aš pati atsirinkus, tikrai, žodžiu, išgrynintai klinikiniai tyrimai atlikti, kurie rodo, kad, tarkim, per 8 savaitės pavartojus po gramą omega-3 riebių rūgščių, žodžiu, padidėja tas omega-3 indeksas, omega-3, kaip minėjau, ląstelių sienelių pralaidumų svarbos. Ir sumažėja širdies kraujagyslių ligų rizika. Žodžiu, trigliceridų šitas apie beveik 20% sumažėja per 4 savaitės. Tai klinikinius tyrimus, tai bet kas atlieka, dabar visai nesenai mokymuose girdėjom, kaip žodžiu, su vienu produktu ta pati kompanija atlieka klinikinius tyrimus ir tai yra didžiuliai pinigai. Ir sakė, konkrečiai dabar atlieka ir sako, vidutiniškai šiuo atveju, kokį klinikinį tyrimą su vienu produktu tai atlieka, apie 250 000 Amerikos dolerių kainuoja klinikinį tyrimą atlikti. Tai ne bet kas investuoja į tokius dalykus. Tarkim, vitaminas E, natūralus, aš kalbu apie natūralų, yra vienas iš didžiausių jo privalumų yra gebėjimas ištirpinti šviežius kraujo krešulius ir užkirsti kelią naujų krešulių susidarimui. Tai yra ir infarkto, ir insulto rizikai mažinti, tarkim, infarkto riziką sumažina netgi 65%. Yra pasaulyje garsus universitetas tokį klinikinį tyrimą yra atlikęs. Žodžiu, natūralus vitaminas E palaiko tinkamą kraujo konsistenciją. Jeigu per skystas, žodžiu, sureguliuoja kraujo tirštumą. Praplečia kapiliarus, kraujagyslės elastingesnės, taip pat turi antioksidacinį labai stiprų poveikį. Neša deguonį į kraują, o su deguonimi maistinės medžiagos eina. Tai va, užtikrina laisvą kraujo tekėjimą, o su vitamino K vitamino, žodžiu, jeigu jų trūksta, neįmanomas normalus kraujo sistemos funkcionavimas, kraujotakų sistemos. Vitaminas E svarbus būtent atminčiai, raumenų aprūpinimui deguonimi, krūtiniai skausmai. Aš pati anksčiau esu turėjus irgi tą vadinamą krūtinės angina, kas gali įtakoti širdies priepuolius, žodžiu, irgi
gali būti dėl būtent vitamino E trūkumo arba tiesiog kraujotakos sutrikimo. Kita medžiaga, kuri yra irgi svarbi, Japonijoje ir Vengrijoje jau yra įteisytas kofermentas Q10 kaip vaistas. Tai kofermentas Q10 reguliuoja kraujospūdį, padidina širdies raumens susitraukimo eigą, tiesiog širdies raumuo stipresnis ir žodžiu, geriau funkcionuoja. Reguliuoja širdies ritmą, kompensuoja vaistų nuo cholesterolio, statinų šalutinį poveikį. Būtent statinai blokuoja kofermento Q10 sintezę. Migrenos atveju, tikrai ne vieną atvejį esu girdėjus, kad retėja migrena, o po to netgi išeina iš šitos problemos. Svarbu atminčiai kofermentas Q10 ir epilepsijos, Alzheimerio, Parkinsono šitų ligų prevencijai. O jeigu jau yra tos ligos, tai jūs stabdo jų sumažinti gali progresavimą. Kas turi lėtinio nuovargio sindromą, gali irgi įtakoti būtent kofermentų Q10, su amžiumi jo mažėja. Aš man atrodo, kad čia turėsiu ten skaidrės dalis bus, pasižiūrėsim. Tai va būtent Japonijoje kofermentas Q10 yra pripažintas kaip vaistas nuo 1974 metų, o Vengrijoje 2005 įregistruotas kaip vaistas lėtiniam širdies nepakankamumui gydyti. Kaip vaistas didelę širdies riziką turintiem žmonėm. Tai čia su produktu, bet matom skaidrė su amžium, kaip jau link 40 organizmas kofermentų Q10 gaminasi pats. Kada jaunas organizmas, kodėl žmogus, kai sensta, lėtėja, energijos mažiau, tai būtent viena iš pagrindinių priežasčių, tai yra kofermentų Q10 sintezės organizme mažėjimas. Tai va link 40 metų jau, apie 40 metų jau tik trečdalis organizmo gebėjimas toks, tik trečdalį kofermentų Q10 pasigamint. Matot, apie 60 metų jau visiškai mažai gamina kofermentų Q10. Tai va, ypatingai širdininkam aktualu, ypatingai kada širdies nepakankamumas, širdis silpnesnė arba statinus vartoja, vaistus nuo cholesterolio, tai yra, iš ties tai yra, kai kas sako, kad tie vaistai tai yra genocidas žmonių. Nes realiai, jeigu anotaciją paskaitytume, tai yra raumenų atrofijos laikų prasideda. Tai žodžiu, apie tai, ir kaip minėjau, kad jau kaip ir vaistas. Ir minėjau vaistus kaip gaisro, kaip degtuką, kurie uždegimus sukelia, jeigu mes nuolat vartojam. Tai vaistai ilgainiui, tai yra vaistinių medžiagų vagys. Keletą pavyzdžių paėmiau, tarkim, folio rūgštis, mums gerai žinoma, B9 vitaminas, jį vagia, jeigu, tarkim, vartojam ar sintetinius hormonus, ar vaistus nuo skausmo, analgetikai, antidepresantai. Šitie vaistai vagys yra B folio rūgšties. Tiesiog gali organizme trūkti folio rūgšties, o folio rūgštis, jos trūkumas gali įtakoti mažakraujystę ir būtina smegenų veiklai arba vystymuisi, tuo metu, kai vystosi smegenys. Toliau, tarkim, B12, vagia sintetiniai hormonai, vaistai nuo skausmo, irgi antidepresantai. O būtent B12, būtent šitas vitaminas, kurį reikia gauti su maistu, organizmas jo nepasigamina, aktyvina nervų sistemos veiklą ir kraujodaros komponentas. Žodžiu, B12 dėka gaminami raudonieji kraujo kūneliai. Tai va, kitą kartą nepagalvojam, kad kai kurie vaistai gali įtakoti kai kurias atvirkščiai problemas, sveikatos. Magnis, vagia
sintetiniai hormonai, diuretikai, skysčius varantys, ne, vaistai, magnį, o magnis geriausiai iš visų mineralų užtikrina širdies ligų prevenciją. Ir apskritai magnis nervų sistemai žinoma, ypatingai vasarą, kada karščiai dideli prakaitavimo metu, mes daug magnio netenkam, mėšlungiai tendetikai galim pajaust prasideda. Bet tiesiog arba stresas, jeigu mes daug streso turim, tai tiesiog sudegina magnį. Ir jo mes faktiškai turim vartot nuolat. Net ir matot, ir vaistai gali įtakoti, ne? Jo vagia tiesiog, varo iš organizmo. Cinkas. Matoma, ne, vagia sintetiniai hormonai, statinai, vaistai nuo cholesterolio, o cinkas kontroliuoja kraujo trąšumą, reikalingas insulino gamybai, skydliaukės veiklai, ne, oda blogai nagai. Tai yra cinko, žodžiu, įtakoja. Tai apie maistą, žodžiu, jeigu valgysim visavertį maistą, tai vaistų neprireiks, o jeigu valgom ne visavertį, vaistai nepadės. Dažnais atvejais. Čia ne mano sugalvota, tai yra liaudies posakis. Ir dabar prieinu prie konkrečiai temos, kaip išlaikyti sveiką protą. Dar, žodžiu, prie to savo patirties, kur Jolanta irgi sakė, dalyvavo stovykloje, žodžiu, ką aš iš to gavau ir ką aš naujo sužinojau, tarp kitko, šitą knygą Gliukozės revoliucija, jūs irgi sakėt, skaitot, ir čia atsakymų daug gavau tą temą, ko dar kažkai ko nežinojau, kad iš ties, kaip aš minėjau, kad, žodžiu, išsiimt užkandžiavimus ir jeigu įmanoma daryti protarpinį badavimą arba tą pasninką, nelabai gerai, nes aš dar iki tiek nepažengiau. Galvoju vis apie tai, kad būtų gerai vieną kartą savaitėje, gal jūs Na, aš bandau, bet savaitėje nevalgyt, jo, tą pasninką pasidaryt. Labai gerai sekėsi, kai grįžti, o paskui vis retin. Jo, aš būtent irgi galvoju, kaip čia savė, nes, kiti pagrįžta, sako, vėl per tą pusę metų, ar ten metus laiko, viskas sugrįžta tas pačias vėžės, bet, galvoju, kai aš važiavau, ne dėl to, kad vėl, aišku, dėl nuvažiavimo, smagu dėl žmonių, nes labai fain, tiesiog bendraminčiai. Bet ką daro tie nuolatiniai valgymai, tai yra gliukozės nuolatiniai šuoliai. Šitie kalneliai, tai yra nuolatiniai gliukozės šuoliai. Ir jeigu mes valgom, praktiškai pertraukų nedarom, valanda, langas tarp maitinimusi, tai nieko nereiškia. Būtent per valandą, po valandos, kai pavalgom, gliukozė būna aukščiausiam tam pike, aukščiausiam lygyje, toj viršūnėj kalnelio. Tai jeigu mes valgom ten kas porą valandų arba užkandžiaujam, užkandį kažkokį pasiimam, praktiškai su kiekvienu maistu kalnelis. Jeigu mes tų langų nedarom, tai gliukozė niekada praktiškai nenusileidžia, bet tiesiog nuolat iššauktas, užkyla gliukozės kalnelis, užkyla gliukozė, iškviečia organizmas insuliną. Kad gliukozė nuo kokio maisto? Nuo angliavandenių. Bet kiekvienam maiste. Jo, praktiškai kiekvienam maiste, nebent ką mes lašinį valgom, angliavandenio nėra. Pavyzdžiui, avokadas, avokadas praktiškai neužkelia gliukozės. Tiesiog čia priklauso nuo, bet tie sveikieji, tie vadinami greitieji angliavandeniai, tai paprastas cukrus. Paprastas cukrus, saldumynai visi, balti miltai, tie tą didžiausią kalnelį padaro. O augalinis maistas, žodžiu, aš dar apie tai
tiesiog skaidriai parodysiu, neužkelia tų kalnelių taip stipriai. Bet esmė yra tokia, kad reikia daryti tarpus, langus tarp valgymų. Jeigu norim mes kontroliuoti, valdyti savo svorį. Tai jeigu mes nuolat valgom, nuolat išaugtas insulinas, o nuolat išliestas insulinas reiškia, kad mes visą laiką mums augs svoris. Visą laiką augs svoris. Jeigu nėra langų. Dabar žiūrim, jeigu darom langus. Tai šiuo atveju 8 valandos valgymo, čia kaip pavyzdys. 8 valandos valgymo, tarkim mane, paimkim nuo 10 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Čia kaip pavyzdys, ne? Valgoma, ne? Tarkim, 2 valgymus turim, arba 3 valgymus turim, ne? Gali būti 10 valandų langas, valgymo langas. Nuo 8 ryto, tarkim, iki 6 vakaro, ne? 3 valgymai. O visas kitas laikas nuo 6 vakaro, tarkim, ten iki 8 ryto nevalgoma, ne? Tai tuo metu to kalnelio nėra ir prasideda riebalų skaidymas. Tuo metu vyksta riebalų skaidymas. Mes retas, kuris neturim atsargų riebalų pavidalo, ne? Tai juo ilgesnis tas nevalgymo langas, tai va tie pasninkai visi, kodėl anksčiau būdavo, ne, ir ką dabar jau labai rekomenduoja, išties gydytojai labai daug dabar kalba, netgi eina į tradicinę mediciną su šita žinute, kad mažintų vaistų vartojimą, nes jau tikrai Lietuvoje jis taip išaugęs. Tai žodžiu, kad daryt tuos langus. Ir aš pagrįšiu dar prie šitos temos su konkrečiu maistu, kad jums būtų aiškiau. Tai vienas toks naujas dalykas, ką išgirdau iš Skurvydas ir Gedrimas gydytojas irgi apie tai dar prieš mokymus kalbėjo, kad pasimatuot pilvo apimtį. Kas yra blogiausiai, kad mes riebalai, atsargas nueina, tarkim, ar į kepenis, ten atsargų pavidalu, glikogenų pavidalu kaupiasi. Bet ten tų atsargų telpa labai nedaug. Paskui, žodžiu, vėliau, jeigu mes turim nuolat angliavandenių perteklių, tarkim, ne, tų greitųjų, saldumynus mėgstam, baltus miltus, ne, tai riebalai, žodžiu, kaupiasi organizme be galo. Žodžiu, jeigu mes angliavandenių perteklių turim. Ir ką noriu šitoje vietoje pasakyti? Faktiškai, ką mes gaunam angliavandenių, kaip sakiau, angliavandeniai energijos šaltinis. Ir jeigu mes kaip energiją nepanaudojam jų, ne, smegenų darbui, protiniai veiklai, fiziniam darbui, tiesiog judesiui, ne, tai tada jie nueina į atsargas riebalų pavidalu. Kaip Tomas Vaičiūnas labai gražiai sako, meilės rankenos darosi. Meilės rankenos, jisai sako. Tai va, tai rekomendacija tokia, va, irgi buvo ir Sandrijos Čepkauskienės, kad tiesiog ir Skurvydo, kad pavalgėm arba kažkokį tai turėti savo pratimą intensyvesnį po valgio padaryti, net ten kažkokį tai ant kulnų pašokinėti, arba 10-15 minučių arba dar daugiau šiaip pasivaikščioti. Jeigu ko nesudegina angliavandenių, tarkim, su savo veikla, tai tiesiog turi būti sudeginta judėjimo arba kažkokia tai forma. Pavojingiausia tai yra tie vidiniai riebalai ląsteliniai. Po oda riebalai nepavojingi, bet tada, kada jau ten nebetelpa, žodžiu, į tas atsargas, pradeda kauptis ant vidaus organų. Tai šitie yra pavojingiausi, didžiausius uždegimus keliantys ir didžiausias problemas tai yra ne tik tai antsvorio, bet ir, žodžiu, insulino rezistencijos, aukštas kraujospūdis, greitas senėjimas, vėžys, tos visos degeneracinės ligos.
Žodžiu, ir va šita skaidrė rekomendacija buvo tokia, ne ta ūgio ir svorio santykį skaičiuotis, o pilvo apimtį. Sakė, būtent šitas rodiklis labiausiai parodo. Moteriai vidutiniškai turėtų būti apie 80 cm pilvo apimtis, kad, nu taip vidutiniškai, kad žinotum, kiek yra tų vidinių viscelarinių riebalų, ar jų nėra. Tai va, toks, sakė, labai pats paprasčiausias, bet iš tiesų dabar jau moksliškai toks išgrynintas būdas, kaip nusistatyti, kiek yra tų vidinių riebalų. Ir visgi, iš esmės, tai labiausiai įtakoja mityba, mūsų savijautą ir sveikatą ir visus tos dalykus, apie ką kalbėjom. Tai, matau, tik tai fiziniai pratimai apie 3%, jeigu mitybos korekcija daroma apie 9%, o jeigu ir tą, tai 12 su viršų procentų. Bet visgi labiausiai įtakoja, visgi labiausiai reikia žiūrėti mitybą. Be abejonės judėjimas reikalingas, kaip ir aiškino, ką raumenys naudoti. Tam, kad krūvį gautų. Kad gautų krūvį. Jeigu jie nenaudoja, tai jie atrofuojasi. Mūsų organizmas taip supranta. Nenaudoja, atrofuojasi. Naikina, metam daug. Tai gal, kiek aš jau valandą šnekėjau, dar vieną noriu labai gerą dalyką radau iš šitos knygos priedą. Tai labai vaizdu. Tiesiog apie tuos gliukozės kalnelius, kad jau būtų daugiau. Opa, nerodo. Nu va, ekranas nerodo. Tai reiškia, turi baigti. Gaila. Noriu parodyti. Aš su ta stovykla iš tiesų tikrai gavau naudos. Dar cholesterolio tyrimo negaliu darytis, dėl to, kad sakė, bent jau 3 mėnesiai turėtų praeiti. Tai va šito mėnesio pabaigoje bus 3 mėnesiai, tai matysiu, ar aš mėnesio pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje darysiu tyrimą ir labai bus įdomu dėl cholesterolio. Man tas cholesterolis, tikslas, dėl kurio aš važiavau, iš tiesų sumažėjo su tom mitybos korekcijom, bet iš tiesų labai svarbu, aš svorio nusimečiau, ir dabar va taip ir pasilaikau su stovykla, kadangi ten buvo 5 dienų badavimo stovykla, bet paskui, kai pradedi nevalgyti, žinokite, paskui jau toli lenki nevalgyti, tai dar pasidariau dar 6 dieną, nes galvoju, man dabar lengviau pasidaryti, nei kad paskui vėl kažkada tą badavimą savarankiškai, žodžiu, čia reikalinga, tiek dienų, tai reikalinga priežiūra gydytojo. Bet nukrito svorio, nes kadangi ilgai laikantis, ilgai būtent badavime, žodžiu, jau tada skaido tas riebalų atsargas, pradeda daryti tą vadinamą ketozį, o kada riebalai skyla, tai va ta geroji žinia, kad tos riebalus prikauptus juos galima suskaidyti. Tai gaminasi labai švari energija. Ir dažnai jau į ten kokią 5-4 dieną jau pradeda net ir smegenys valytis. Toks skaidrumas smegenyse atsiranda. Tai iš ties maistas gal problema, kad jo negauni, sunkiausia yra 1-2 diena, o paskui jau tiesiog lengviau darosi, bet būtinai gydytojo priežiūrai ilgiau laikantis. Tai aš svorio nusimečiau iš tiesų dabar taip 3-4 kg, taip ir laikosi nukritę. Bet kas yra svarbu, kodėl man nukrito, dėl to, kad aš, kaip sakiau, išsėmiau užkandžiavimus, jau tada man nukrito tą protarpinį pasidariau ir dabar to laikausi. Jau dabar tai visiškai nesinori to užkandžiavimo. Bet esmė tai yra eiliškumas maisto produktų, ką aš ir norėjau parodyti. Su kiekvienu maistu, kadangi pusė lėkštės daržovių, galit pabandyti iš tiesų keletą dienų, tikrai pajusit rezultatą.
Aš dėl to ir pajutau. Labai svarbu bent jau dalį daržovių suvalgyti. Eiliškumas toksai turėtų pirmiausia eiti skaidulinis maistas. Tai yra daržovės. Nes jos eina lėtai į mūsų virškinamąjį traktą iš po lėto ir neužkyla gliukozės kalnelį. Arba ne taip stipriai užkyla, ką aš ir norėjau parodyti. Lėtai, žodžiu, ta gliukozė į kraują eina lėtai, žodžiu, insulino mažiau iškviečiama. Dėl to svoris neauga. Taip, jeigu mes pirmą paduodam, ląstelieną pasakiau, tai pirmiausiai turėtų ateiti į virškinamąjį traktą ląstelinis maistas, tai yra daržovės, toliau baltymai, riebalai ir angliavandeniai, tai yra vaisiai, uogos ir grūdai paskiausiai. Arba saldumynas, tarkim, imkim saldumyną kažkokį, mes vis tiek norim to saldumyno. Paskiausiai, kitaip sakant, tas saldumynas, kad neužkiltų gliukozė labai stipriai, turi būti įviltas į baltymą. Kad ir daržovų, pavyzdžiui, nevalgysim, tas kalnelis gerokai mažesnis. Jeigu, tarkim, valgysim lašišą, kaip pavyzdys, su kruopom kažkokiu, ne? Jeigu mes pirmiausiai suvalgysim lašišą, paskui kruopas, arba bent jau dalį lašišos, paskui galim kartu valgyti, ne? Tai tas kalnelis jau ryškiai mažesnis. Reiškia, ir insulino mažiau, ir svoris netaip augs. Tai va, labai svarbu, man tarkim, šitą žinutę kaip atėjo, kai aš šitą dalyką supratau, išgirdau, perskaičiau, kad ir toje knygoje ne apie tai irgi rašo, tos diagramos labai geros ten yra, iliustruoja, ką aš jau norėjau parodyti. Tai tas eiliškumas, būtent. Tai supratote, ne, gal, tuos sluoksnius, ne, pirmiausiai. Aš ir dabar kitą kartą net ir morką kažkokią paimu mažą sugraužiu, arba salotų pavalgau ir paskui ten galima viską ir kartu. Bet jeigu saldumynas, aš anksčiau visą laiką kavą gerdavau, būtinai kažkokį saldumyną suvalgyti. Dabar jau tas saldumynas eina po tų daržovų baltymų. Tikrai pajutau, nes su amžium tuos svorius daug sunkiau valdyti. Tai tokį dalyką norėjau paminėti, daugiau norėjau parodyti, bet labai gaila, kad ne kieno elektroninius paštus turėčiau, tai galėčiau šitą dalyką įmest, nes tikrai, arba kas knygą šitą galbūt skaito. Tai knygą surasti ir parodyti. Ir kai perėmė per mūsų virškinimo traktą, bet kas ten būtų, ar krakmolas, ar ten kokio sakarozė, bet kokią formą angliavandenio, kai perėmė per virškinamąjį traktą, mūsų organizme vėl pasidaro gliukozė. Ta pati gliukozė, ką saulės dėka augaluose pasigamina. Išskyrus skaidulus, kai perėina, pajudina mūsų ten tą žarnas, virškinamąjį traktą, skaidulus ir išeina skaidulomis. O visa kita, kas augaluose, tie yra tie vadinami cukrus, perėmė per virškinamą traktą, tiesiog suvalgom, gliukozė pasidaro. Tie kalneliai, ir tik tai kalneliai, tiek insulinas, tai jeigu nesudeginom svoris. Tai man va šita žinutė atėjo ir sakau, tie protarpiniai labai gerai, nes kai darom protarpinius dega riebalai. Ir dar, tarkim, kalorijai nelygu. Irgi toje knygoje rasit, kai kam kas kieno elektroninius paštus turiu įmesiu, galbūt pasižiūrėčiau tą priedą šitos knygos. Tarkim, kas ten buvo palyginta, 100 gramų gal jogurto, labai mažas, tai irgi yra tos pačios gliukozės. Labai mažas kalnelis ir didžiulis kalnelis, turiu susirasti. Tarkim, tiek pat kalorijų
vienokio produkto ir tiek pat kalorijų kitokio produkto. Vat kalbant apie kalorijų ribojimą. Tai yra aiva, spurga. Spurga, tarkim, 150 kalorijų, vaisinis gliukozės kalnelis, šuolis tiesiog. Ir tiek pat kalorijų, 150 kalorijų jogurtas. Nu, praktiškai nėra kalnelio. Tai apie kalorijų ribojimą, tai čia, nu, žodžiu, taip, aišku, reikia riboti, bet kalorijai nelygu. Kaip Tomas Vaičiūnas aiškina, tai kaip organizmas, žodžiu, ten yra molekulinių lygių, kaip organizmas pasima, nu, kaip pasakiau, viena kita gliukozė, kad mes suvalgome ne ten kažkokią tai salotą ir ten pomidorą, bet reziumė vis tiek gliukozė pas mus cirkuliuoja. Aišku, čia labiausiai liečia tuos greituosius angliavandenius, kad juos kažkaip ras būdus, kad išimti iš tos, kiek įmanoma sumažinti, neišimti. Ir tortais, ir torto gabaliukas skanu, ne, tai va, pavaišinsim dabar pyragu. Dar, Vilute, gal gali, aš ten peilį padėjau ir tik papjausiu, gerai?